Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie valiutų kursus. Pradėkime. Jeigu prieš tai mes sakėme, kad matematika yra labiau teorinė ir mes kalbame apie skaičius, kažkurios skaičius, kurie kažkur tai skraido ir mes nežinome, ką konkrečiai mes aptarėme, tai dabar prasideda tema labiau susijęta su mūsų kasdieniu gyvenimu. O pradėti aš norėčiau nuo vieno įdomaus fakto. Tie, kas domisi bitkoinais ir išvis elektroninė valiuta, tai žinote, kad jie irgi turi savo kursą. Jie galima pirkti, jie galima parduoti. Dabar jūs matote grafiką, kaip atrodo bitkoino kaina. Čia jūs galite pamatyti labai įdomų dalyką, kad gegužės 6 dieną 2016 metais bitkoinas kainavo tik tai 396,56 eurai. Tai yra labai mažai, praktiškai už 400 eurų jūs galėjote gauti jau pirmą bitkoiną. Šiandiengi jo vertė apie 82 tūkstančius eurų. O dabar aš jums papasakosiu savo nesėkmės istoriją. Kaip matote, grafike yra 2 raudoni taškai. Tai yra mano nesėkmės istorija pažymėta laikotarpėje nuo 2022 iki 2023 metų. 2022 metais aš nusipirkau savo pirmą bitkoiną ir laukiu, kol jo vertė užaugs, tačiau jo vertė neaugo, o kaip tik krito. Ir 2023 aš išsigandau ir pardaviau savo bitkoiną už tą žemiausią kainą. Ir iš karto, po mano pardavimų kaina vėl pradėjo kilti ir pakilo nuo 60 tūkstančių iki 80 tūkstančių. Turėdamas savo bitkoiną, aš būčiau gavęs gan nemažai pinigų, jeigu būčiau išlaikęs ilgiau. Kursas tam reikalingas, kad mes mokėtume apskaičiuoti. Pavyzdžiui, kitas žmogus, mano draugas, nusipirko bitkoiną beveik prieš 24 metus ir dabar apie 25 metų pradžią jis pardavė gan sėkmingai. Taigi, mokėti kursą, mokėti konvertuoti, mokėti suprasti, kaip vyksta pardavimai, kaip vyksta perkimai, tai yra labai svarbu, nes čia galime ir užsidirbti. Ir kai kurie žmonės iš tikrųjų gan sėkmingai investuoja ir perka ne tik tai valiutą ir bitkoinus, bet ir įvairias akcijas. Pažiūrėkime dabar, kaip bendrai galima įvertinti kursus. Kursai būna sudaryti iš 2 dalių. Bankas arba perka jūsų pinigus, arba parduoda jums pinigus. Tai yra 2 skirtingi dalykai ir jie skirtingai turi jums vertės. Taigi, jeigu bankas parduoda jums kaip klientui, kur kas apsimokiau, kad jis parduotų už 1 eurą jums kuo daugiau pinigų. Tai yra, jeigu jūs keliaujate, tarkime, į Turkiją ir norite nusipirkti lyrų, jūs galite tai padaryti Lietuvoje arba iš karto atvykę į Turkiją. Jūs galite pasirinkti. Tačiau, kai jūs rinksitės, jūs pamatysite kursą ir turėsite nuspręsti, kaip jums apsimoka ir neapsimoka. Taigi, jeigu jūs matote, kad bankas parduoda daug lyrų už 1 eurą, jums apsimoka eiti į tą banką. Tas bankas, kuris duoda mažiau lyrų už tą patį eurą, jums neapsimoka. Tačiau, jeigu jūs nuspręsite parduoti lyras ir nueisite į tą patį banką, jūs turite atkreipti dėmesį, už kiek mažai jis duoda jums 1 eurą. Pavyzdžiui, jeigu bankas sako, kad už 50 lyrų aš duosiu 1 eurą, o kitas bankas sako, kad už 45 lyras parduosiu jums 1 eurą, jums geriau tada eiti į tą banką, kuris siūlo mažai, nes tada jūs galite iš savo pinigų, atidavę jos bankui, tai yra užsienietiškų pinigų, gauti daugiau eurų. Mes truputėlį panagrinėsime, tai čia reikia mokytis lėčiau, nes ši tema yra išties šiek tiek kebli, bet kai jūs suprasite, kas vyksta, bus lengviau. Vienas iš pagrindinių procesų, kuriuos reikėtų suprasti, tai kad bankas arba perka pinigus, arba juos parduoda. Galvokime apie tai, kad tai yra užsienio valiuta. Tai tarkime, bankas už 1 eurą duoda jums 50 lyrų. Jūs galite už 2 eurus nusipirkti 100 lyrų, už 3 eurus 150 lyrų ir taip jūs apskaičiuojate, kiek jūs lyrų galite nusipirkti, nes jūs žinote kursą. Tačiau, kai bankas perka, jis dažniausiai perka už didesnę sumą lyrų, duoda eurą. Tai yra, jis nuvertina tą pinigą, kad jam apsimokėtų iš jis versis tą veiklą. Tai reiškia, kad jūs jau už tą savo eurą nebegausit 50, turėdami lyrus ir norėdami grįžti prie eurą ir nusipirkti eurą, jau kursas bus šiek tiek kitoks, naudingesnis bankui, aišku, ir jūs šiek tiek prarasite pinigų. Tai yra, tą pačią dieną pirkti 10 tūkstančių lyrų ir parduoti tos pačius 10 tūkstančių lyrų tam pačiam banke yra neapsimoka, nes tai ir nėra logiška, bankas kitaip nesiverstų tokia veikla. Jeigu bankas parduoda už 1 eurą 50 lyrų, tai jis jau nebenusipirks iš jūsų 50 lyrų už tą patį eurą. Bankas sakys, mokėk daugiau, duok man 55 lyras ir tada aš tau duosiu 1 eurą. Ir štai jūs čia prarandate 5 lyras. Taigi pažiūrėkime, kaip tai vyksta konvertuojant. Tai 200 eurų, įsivaizduokite, jūs ateinate į banką su 200 eurų ir jums reikia nusipirkti už juos lyras. Ir jūs žinote, kad šis bankas parduoda už 1 eurą 50 lyrų. Taigi reikia 200 eurų, kuriuos jūs atsinešat, padauginti iš 50 ir jūs sužinosite, kiek lyrų jūs už juos gausite. Tai yra
10 000. Atvirkštinė situacija, jūs grįžote iš Turkijos, parsivežėt šiek tiek lyrų, neiškeitėt jos niekur kitur, bet atėjote į tą patį banką. Tačiau dabar bankas sako, gerai, bet kursas, už kurį aš nupirksiu iš tas lyras, yra ne 50, o 55. Reiškia, duok man 55 lyras ir aš duosiu 1 eurą. Tada reikia mūsų 10 000 padalinti iš 55. Kai mes padalinam, mes sužinosim, kiek gausim eurų už tai. Ir matote, jūs gaunate mažiau dabar eurų, negu prieš tai būtume sumokėję už tų pačių lyrų pirkimą. Taigi, pirkdami lyras, jūs sumokėjate 200 eurų, gavote 10 000 lyrų, bet kai parsivežėte 10 000 lyrų į tą patį banką, iškeitėt juos atgal į eurus, jūs praradote ko ne 19 eurų. O bankui šitas veiksmas yra labai naudingas, nes taip jis uždirba pinigų. Pažiūrėkime į vieną iš pavyzdžių, kai jūs ateinate į du bankus ir jums reikia apsispręsti, kuriame banke keisti pinigus. Bankas Banking parduoda už 1 eurą 50 lyrų, tačiau kitas bankas parduoda už 1 eurą 49 lyras. Kur apsimokiau kreiptis? Aišku, logiška, kad jeigu jūs norite nusipirkti daugiau lyrų, jums reikia įti į pirmą banką, nes pirmas bankas duos jums 50 už 1, o kitas duos 49 už 1. Tačiau grįždami atgal su savo lyrais iš Turkijos, jūs norėsite juos priduoti arba parduoti, iškeisti eurus, apeinate tos pačius du bankus ir pamatote, kad tas pats pirmas bankas, kur jums buvo visai apsimoka su juo dirbti, jis sako, už 55 lyrus aš duosiu tau 1 eurą. Tačiau bankas antras sako, o aš duosiu tau 1 eurą už 54 lyras. Aha, antrasis bankas prašo mažiau lyrų už 1 eurą. Ir štai čia mes ir ateisime, nes tada mes gausime daugiau eurų. Truputėlį gal ir sudėtinga, bet pabandykime per pavyzdžius dar kartą perprasti sistemą. Reiškia, mes ateiname pas tą, kuris parduoda mums daugiau lyrų už mūsų turimą eurą, o kai norim priduoti lyras, einam pas tą, kuris siūlo mažiau paimti iš mūsų lyrų už tą patį eurą. Reiškia, pirmojo atveju parduodant eurus ar perkant lyras, mums svarbu, kad mes gautume kuo daugiau lyrų, o kai mes ateiname grąžinti lyras, mes norime, kad iš mūsų paimtų kuo mažiau už tą patį 1 eurą. Taigi čia mums rūpi mažesnis skaičius. Pažiūrėkime į konkretų pavyzdį. Įsivaizduokite tokią situaciją. Jūs Lietuvoje ir jums skambina draugas, kuris išvažiavo į Stambulą. Jis sako, kad Stambulė rado labai patogius batus, kurie tiktų jums ir jie kainuoja 3800 lyrų. Kaip mums dabar žinoti, kiek tai yra eurais? Taigi paimam mūsų lyrų sumą, sužinome, koks yra kursas. Kursas yra 1:50, būtent, kad jūs nusipirktumėt už 1 eurą 50 lyrų. Reiškia, bankas parduotų jums lyras tokiu kursu. Ir kursas yra 1:50. Reiškia, jums reikia paimti sumą, kurią įvardina jūsų draugas, tai yra 3800 ir padalinti iš 50. Jūs padalinate ir sužinote, kad tai būtų 76 eurai. Pasitikrinate internete, ar Lietuvoje galima gauti pigiau ir jeigu jūsų draugo pasiūlymas buvo vis dėlto geresnis, tiesiog nusinčiat jam tiek pinigų arba jam grįžtant grąžinate juos eurais. 76 eurai. Taip įvyksta kurso keitimas, kad žmonės iš skirtingų šalių galėtų susikalbėti tarpusavėje, kai kalba apie pinigus. Dar vienas gudrus būdas, kaip jūs galėtume sužinoti, ar tie batai verti savo kainas, jūs galėtumėte sužinoti, kiek vertas ne euras lyrais, bet kiek vertas lyras eurais. Tai yra apversti truputėlį kitaip ir sužinoti, kokia vertė vieno lyro. Ir tai mes galime padaryti padalindami 1 iš kurso. Tai yra 1 padalinti iš 50. Matome, kad 1 lyra verta 2 euro centai, žinome, kad turime 3800 lyrų už batus. Padauginame šitą sumą iš 0,02, tai yra iš 2 centų ir vėlgi prieiname prie lygiai to paties atsakymo 76 eurai, tiesiog truputėlį kitokiu būdu. Reiškia, mes galim padalinti sumą iš 50 ir sužinoti, kiek tai bus eurais, arba sužinoti, kiek verta 1 lyra ir tą sumą padauginti iš 3800, kad gauti mūsų rezultatą. Galbūt vis dar sudėtinga, bet galbūt jūs jau pradedat suprasti, kaip veikia šis mechanizmas. Paimkime vieną gan sudėtingą, bet labai aktualų pavyzdį, labai įdomų pavyzdį, apie kurį aš net nežinojau, kad taip yra, bet iš tikrųjų matyti taip yra. Kitaip mūsų vadovėlių autoriai nemeluotų. Taigi tokia įdomi užduotis. Lenkijoje mokant už prekes tenka rinktis, kurią valiutą atsiskaityti. Pasirinkus atsiskaityti eurais, valiutos keitimą atlieka Lenkijos bankas, su kurio prekybininkas sudarė sutartį. Pasirinkus atsiskaitimo zlotais, valiutos keitimą atlieka jūsų bankas, su kuriuo esate sudarę sutartį. Remdamėsi lentelės duomenimis atsakykite. Ir štai 3 klausimai. Mes atsakysime į pirmą, nes antras bus labai analogiškas. Pirmas klausimas skamba taip. Kiek eurų iš sąskaitos išskaičiuos bankas, jei už prekę kainuojančią 100 zlotų mokama zlotais
ir eurais. Taigi pažiūrėkime kiekvieną atvejį atskirai. Kodėl tai svarbu? Nes jeigu jūs perkate zlotais, tai jūsų bankas, Lietuvos bankas, daro konvertavimą. Jeigu jūs perkate eurais, tai Lenkijos bankas daro konvertavimą. Pažiūrėkime, su kuo mums apsimokėjo bendradarbiauti. Visų pirma, atkreipkite dėmesį į valiutos kurso lentelę. Čia mes turime mūsų banko, jie perka iš mūsų lenkiškus zlotus už 4,48560, o parduoda mums lenkiškus zlotus už 4,2107, tarkim 0 dar. Lenkų bankas apskaičiuoja viską savo valiutą. Tai pasako mums, kad už 1 zlotą bankas mums duos 0,24070 eurų centų, o parduotų mums už 1 zlotą jie 0,21990 euro centų. Kaip tai reikia suprasti? Taigi pabandykime apskaičiuoti, kiek iš tikrųjų eurais mums kainuos tas pats 100 zlotų. Pirmuoju atveju veiksmas vyksta Lietuvoje. Super, labai paprasta. Reiškia, už 1 eurą Lietuva mums parduotų 4,21070 zloto. Atkreipkite dėmesį, po kablio mes turim 5 skaičius, nors realiai gyvenime viską apvaliname iki 2 normalių skaičių, kad būtų centais jums atiduota, bet patikėkite, tie skaičiai gali pakeisti rezultatą, todėl paliekame 5. Pažiūrėkime, tai už 1 eurą mes galim gauti 42107, o kaip sužinoti, kiek yra 100 zlotų? Tai šią sumą 100 zlotų reikia padalinti iš to kurso 4,21070. Rezultate mes gauname 23,75 eurus. Taigi 100 zlotų prilygsta 23,75 eurams. Pažiūrėkime, kas vyktų, jeigu jūs atsiskaitytumėte eurais ir konvertavimą darytų Lenkijos bankas. Čiagi šiek tiek paprasčiau, nes mes žinome, kad už 0,24070 euro centų bankas mums duotų 1 zlotą. Tai jeigu mes žinome, kad zlotų yra 100, reikia tiesiog tą skaičių padauginti iš 100. Už 1 zlotą jis duotų apie 24 euro centus, tai už 100 zlotų jis konvertuotų mums į 24,07 eurus. Taigi dabar mes matome, kad pirkdami už zlotas konvertavimą daro Lietuvos bankas ir mes sumokame už tą prekę 23,75 eurus. Tačiau jeigu perkame eurais, konvertavimą daro Lenkijos bankas ir už tą prekę mes sumokame jau, nors ir tai yra tie patys 100 zlotų, bet realiai iš mūsų euro sąskaitos yra nurašomi 24,07 eurai. Reiškia, kad Lenkijos bankas paima iš mūsų šiek tiek daugiau, negu būtų paėmęs Lietuvos bankas. Iš to matome, kad apsimokėjo pirkti zlotais ir leisti Lietuvos bankui įvykdyti valiutos keitimo operaciją. Kokią išvadą iš to viso to galima padaryti? Važiuodami į Lenkiją, turėdami 100 eurų, jūs galite padaryti keitimą Lietuvoje. Ir Lietuvoje jūs turėsite pirkti zlotus. Tai yra, bankas turės parduoti jums zlotus ir jums reikia žiūrėti, už kiek jis juos parduoda. Tuo tarpu, kai jeigu jūs atvažiuojate į Lenkiją su savo eurais, 100 eurų, bankasgi kaip tik sako, aš turiu nusipirkti iš jūsų tos 100 eurų už zlotus, už vietinę valiutą. Kurse reikia žiūrėti į kitą skiltį. Lietuvoje jūs žiūrite, už kiek parduoda zlotus, Lenkijoje žiūrite, už kiek perka eurus. Lietuvoje parduoda, Lenkai perka. Reiškia, lietuviai parduoda zlotus, svetimą valiutą, o Lenkai perka svetimą valiutą ir už tą svetimą valiutą moka jums vietiniais pinigais. Tai yra šiek tiek keblų, dar kartą pažiūrėkite pamoką, galbūt bus šiek tiek aiškiau. Žinau, ši tema nėra labai paprasta, reikia suprasti, kas ką daro, kur parduoda, kur perka, bet daugmaž įsivaizduokite tai kaip apie prekę. Ateinate į banką ir perkate kažkokią tai prekę. Tai yra valiuta, pinigai, nesvarbu, bet tai yra kaip prekė. Jūs už ją sumokate vieną sumą, bet jeigu bankas nori ją išpirkti iš jūsų, jis duoda jums mažesnę sumą, nes kitaip bankui neapsimokėtų. Taigi bankai arba parduoda jums užsienio valiutą, arba perka užsienio valiutą. Jūsgi su savo pinigais arba nusiperkate užsienio valiutą, arba gražinate ją ir atgaunate eurais. Taigi pabandykite pagalvoti apie tai daugiau, pasipraktikuoti vadovėlį, nes vadovėlį nemažai yra užduočių tą temą. O aš linkiu jums sėkmės ir nepamirškite, matematika turi būti be streso. Iki.